Kiekvieno žmogaus gyvenime pasitaiko nelabai malonių situacijų ir susitikimų su konfliktiškais žmonėmis. Kai kurie žmonės specialiai įtraukia jūs į konfliktą tam, kad pasikrautų jūsų energiją, kuri įsilieja konflikto metu. Taip gali nutikti viešajame transporte, poliklinikoje, bet kur susirenka būrys gyvenimu nepatenkintų žmonių. Kartais nereikia net drastiškų situacijų, kad iki tol resursinis žmogus pasijaustų tarsi įsunkta citrina. Pavyzdžiui, jeigu darbe jūs pastoviai jaučiate pasyvią agresiją, pavydą, paniekinimą, nuvertinimą arba po bendravimo jaučiate vidinę tuštumą, tarsi būtumėte morališkai apvogtas, visa tai atima jūsų gyvybinę energiją. Jeigu nėra galimybės greitai pasipildyti geromis emocijomis, bus sunku atkurti savo vitalinę energiją. Pažeistas žmogus gali netekti jėgų, darbingumo ir net sveikatos. Norint atsikratyti negatyvo, reikia atlikti ritualą, tačiau tam reikia pasiruošti iš anksto. Jums reikės indo vandeniui 2 švarių pašluosčių ir valgomosios druskos. Po ceremonijos visi šie daiktai gali būti naudojami tik ritualams, druskos negalima vartoti. Druską reikia pirkti ketvirtadienį. Pirkdami druską nieko nekalbėkite ir neimkite grąžos. Einant namo taip pat negalima su nieko sveikintis ir kalbėti netgi telefonu. Dabar jūs turite galingą instrumentą, kuriuo galite apvalyti save ir savo namus. Kadangi jūsų namai tai jūsų pačių pratęsimas ir tai su kokiomis emocijomis jūs grįžtate, viskas persiduoda ir pasilieka namų auroje. Jeigu grįžę iš sociumo jaučiatės išbalansuotas, būtinai eikite nusimaudyti duše. Po kojomis paberkite druskos, atsistokite ant jos ir pastovėkite po tekančių vandeniu įsivaizduodami, kaip mentalinis purvas nusiplauna, druska jį neutralizuoja, o vanduo aplink jų sukuria apsauginį nepramušamą kiautą. Po to paimkite indą, į kurį įpilsite vandens su druska ir 2 pašluostes. Su vilgyta pašluoste pirmiausia nuvalykite veidrožius, o su kita pašluoste nuvalykite lauko duris, slenkstį ir galiausia grindis. Tai atlikti reikia pravėrus langą, sakant tokį užkalbėjimą. Mano galinga vidinė stiprybė išvaro juodą energiją nuo namų slenkščio pro atvirą langą laukan ir akimirksniu sunyksta. Bus taip, kaip pasakiau.